Tai ką, chebrytė, šiandien VTDK pas mus svečiuojasi, pas jūs tiksliau, pas jūs atėjo specialiai, pas jūs studentai technikos fakulteto, čia mačiau dauguma, beveik 100 jūsų čia suskaičiuoti net neina. Svečias, kuris yra turbūt vienintelis Europoje, kad Lietuvoje tai tikrai vienintelis, kuris yra žmogus elektra galbūt, ne? Tai elektromobilių įmonės savininkas, įkūrėjas, įmonės Deals on Wheels įkūrėjas, pasitikite labai gausiais plojimais, Laurynas Boguševičius. Prašom, sės. Taip, mes tokį pasirinkom, Laurinai, jaukų formatą, nieko nepareigojantį, jau matai, vandenėlis, sofkutė, kėdutė. Jeigu būtų labai jaukus, tai ne vandenėlį būtų metėję. Nu, baig, aukšto švietimo įstaigoje pas mus kompoto negalime. Tai va, tai dabar pirmas tada klausimas, su kokiu senu pirdalu atriedėjai, su dizeliu ar su benzu? Ne, su pluginu. Su pluginu. BMW. Dar toks klausimas, žinai, o lengvai radai mūsų kolegė, nes, pavyzdžiui, įvedus navigaciją pas mūsų reikės Google'ui. Veizas labai gerai randa. Veizas randa, ne? Google'as numeta iš kitos pusės, bet jis, žinot, dėl ko tą klausimą pasakiau, jis nuveda labai gerai, automobilistai pasakys, tiesiai prie jų garažo, tai jiems iš karto reklama yra. Mane kažkur ten nenuvedė, prie kažkokių garažų. Labai gerai. Tai žiūrėk dabar, Laurinai, įsivaizduokim, kad aš tavęs visiškai nepažįstu, iš tikrųjų taip ir yra. Nu, ten kažkada tai prieš daug metų, gal kažkokią ir į vieną skylę mėtėm krepšį. Senai buvo. Taip. Bet po to, aš tik tai tokį tave ir atsimenu, ir po to, kai tu jau pradėjai visą tą bangą, bangos spaudoje, seminarai, konferencijos, ir turbūt, ar yra žmonių, kas nepažįsta Laurino iš vis? Pakelkit ranką. Mažas skaičius. Visi drąsiai pakėlėt, taip? Tai įsivaizduok, 8,9%, nes jeigu iš 100 įmant 10 kokių rankų 11 pakilo, tavęs nežino. Tai, bet mes prieisim iki to žinomumo dar per šitą pokalbį, ne? Pirmas toks klausimas, kai tu buvai dar mažesnis negu jie, čia yra studentai, pirmas, antras, trečias kursas, tu buvai paauglys, kokia tavo buvo svajonė? Nelabai buvo. Aš norėjau tiesiog, gerai leis laiką. Tai gerai leis laiką, bet vis tiek, kažkaip tai matydavai, ką veikia tėvai, ką veikia tėvų draugai, galbūt tu galvoji, aš būsiu verslininkas, aš galvoju, galbūt futbolistas, ar išžadį tokį. Ne, nieko, aš tiesiog norėjau gerai leis laiką ir padirbti darbus, kurie man tuo metu atrodė įdomus. Tuo metu 11 klasė aš norėjau dirbti renginių organizavimą, nes man atrodė labai linksma. Renginių organizavimas, na, iš fainai. Jo, tai aš 10 klasės padirbau iki gal 3 kursą ir tada išvažiuoju iš Lietuvos. Jo, dar prie to prieisim, o kur tu studijavai? Ir kokia buvo studijų programa, kryptis, labai įdomu. Įstaigos, kur baigiau, neatsimenu jau. Neatsimenu, kaip buvo. Ją uždarė? Spaudos rūmai, žodžiu. Taip. Čia tikrai žino, Pilaitės koledžo pavadinimu. Baigiau reklamos vadybą. Čia buvo mintis ta, kad galiu eiti dieninį, neeiti paskaitos ir vis tiek išvaikyti egzius. Tai čia, aš esu didžiulis tinginys gyvenime. Jeigu yra koks nors būdas, ką nors padaryti žiauriai lengvai, tai aš jį susirasiu. Tai aš pažiūrėjau, kad aš dirbu renginiuose, reklama iš principo yra žiauriai glaudžiai susiję, stovi reklama, nuėjau pas koledžo tuometinę vadovą, sakau, žiūrėkit, davai, aš neinu į paskaitas, aš ten kaip nors atidirbsiu koledžo, jūs prileiskit mane prie egzių, aš egzius įsivaikysiu. Tai, va. Tai paprastai ir slidai per gyvenimą, ne? Jo. Egzaminai paėjo, ten viskas, baigiamasis praėjo. Jo, baigiamai atsimenu pasirašiau per 2 paras, be miego atsėdau, pasirašiau, nusiunčiu savo darbo vadovą, sako, blemba, 7, gali iki 10 trauk, žinai, dar pusę metų liko, nes aš norėjau parašyti ir pamiršti. Sakau, tai gerai, 7 yra, ačiū. Arba labai talentingas žmogus, arba gerai, kad tą aukštą mokyklą uždarė, ne? Šitą gerai. Ir dabar pabaigiai tas studijas ir iš karto jau studijų metu planavai, kad tu šausi kažkur į užsienį. Aš jau 3 kursą buvau Lietuvoje. Tu jau 3 kursą? Jo, aš jau tik tai parskrisdavau į egzus ir skrisdavau gal. Į Londę varai, ne? Ne, pirmą kartą aš variau iš Škotiją. Iš Škotiją. Jo, aš norėjau pailsėti nuo renginių organizavimo, susiradau labai žemišką darbą, viešbučio kambarinį. Jau tvarkyti viešbučio kambarių, vidury kalnų, vidury nieko nėra, yra vienas baras ir vienas viešbutis, kuriam tu dirbi. Bet vis tiek vaizdų prisižiūrėdavai.
Lemba, nes pensininkai važiuodavo, tai ten toks, visiškai čiau. Prisižiūrėdavo. Tai aš visus metus labai gerai pačilinau, atsigavau, nes renginių darbas buvo pakankamai exhausting, atsigavau, kažkiek liko pinigų, grįžau Lietuvą, pasižiūrėjau, galvojau, kad čia dar nelabai ką nors noriu veikti, dar noriu kažkur patripinti, tai tada išvažiavau Londoną. Ir tada aš vienam interviu tavo pasiskaičiau truputėlį apie tave, žinai. Man labai užkabino kažkaip jautriai, kai tavo suvyko sugrįžimas į Lietuvą. Nežinau, aš net pasirašęs turiu tą sakinį. Aš pamenu tą dieną, kada aš grįžau. Wow. To aš turbūt niekada nepamiršiu. Tas jausmas, kai išlipi iš lėktuvo, suvokdamas, kad šį kartą tu neturi bilieto atgal į Londoną. Jis toks keistas, toks jausmas, kad už tavęs užsitrenkė duris. Tu kaip ir namie, bet baisu. Tai va ta baimė, ne? Aš grįžau turėdamas darbą Lietuvoje. Nebuvo taip, kad aš jau visai nieko. Tai čia meluoja. Ne, bet buvo labai nejauku, nes... O kokį darbą? Aš turėjau ir buvau Tokvilos naujų automobilių pardavimų vadovas. Jau artėjai link kažkokių tai... Jo, nes aš jau UK, paskutinis mano darbas buvo Nissanas. Tai aš jau tiksliai žinau, kad aš noriu eiti toliau dirbti su automobiliais. Baisu dėl to, kad formatas, kaip dirba užsienio valstybių įmonės ir kaip dirba lietuviškas įmonės, labai smarkiai skiriasi. Užsienio valstybių įmonės yra orientuotos griežtai į pelną. Uždirbi pinigus, no matter what, niekas nebeįdomu. Jeigu tu uždirbi pinigus, tu ką nori. Jeigu tu įmonė esi vertingas, tu ką nori. Lietuviškas įmonės yra labai daug tų vadinamų panetkių. Aš ilgai dirbu, aš tam turiu statusą, aš jau 15 metų. Užsienio kapitalo įmonės neįdomu kiek tų metų. Jeigu tu dirbi šutinai, lauk, traukis, niekam tu nereikalingas. Reikalingi yra tie, kurie uždirba įmonį pinigus. Tavo statusas metai praleisti valva yra worthless, jeigu tu neuždirbi pinigų. Ir aš važiavau sumantavau, kad rezultatas yra svarbus dalykas, o ten visi aš tiek metų dirbu yra nepataikė. Ne tai buvo. Bet žiūrėk, užsienį praleidai kiek? 3 kiek metų? 10. 10 metų, ne? Beveik 10 metų, 8. Pavyko užsidirbti? Nors niekada netaupiau. Niekada negyvenau nuomojamam kambarį. Niekada nesidalinau su nieko ten toli kur virtuvė. Vienai gyvenimo, nes tu turbūt suvokei, kad ten yra tavo laikina gyvenamoji vieta. Jo, bet aš to nedariau kaip laikina, nes aš būtinai turiu prikaupti kažko. Aš suprantu, kad aš nežinau, ar aš grįšiu, bet kol esu, tai noriu gyventi. Nes, tu esi faina miestą, su žiauriai daug galimybių, dėl kažkokio dalyko, kaip pinigai, sėdėti ir neiti teatrus, neiti muzikus, nevaikščioti ir nepasimti to, kad tas miestas tau gali duoti, yra kvaila. Dabar ten, kai užsiminėjai apie tą baimę, tai vis tiek aš dabar bandau dar susėti kai kurios dalykus. 10 metų nemažas laiko tarpas. Draugai pažįstami turbūt irgi truputį, ar tu dažnai grįždavai į Lietuvą? Aš ne labai dažnai, bet labai dažnai bendraudavau su draugais, tai man nenutolo. Man pavyko išvaikyti savo draugų ratą, daugiau mažiau. Ok, grįžai į Lietuvą. Jis natūraliai mažėja per tą laiko tarpą, bet... Gerai, grįžai į Lietuvą, liko aišku draugai. Tie, kas draugai turbūt galėtų skaitytis, kaip sakai, sumažėjo, gal ir gerai tas prasivalymas. Darbą turi, dirbi, dienos eina, bet mintise turbūt kažkas tai kirba kitko. Kad reikia kažką tai daryti. Ne, aš tiesiog labai greit skridau iš to darbą. Po 3 savaičių jo. Po pykimo? Neatėjai į darbą? Aš galbūt nelabai teisingai iškomunikavau tai, ką aš matau. Pakankamai žūliai. Aš ten jaunas 28 metų grįžau bičas, kur dabar čia viską R9, kur čia paaiškins kas kaip. Fun fact yra, kad praėjus 5 metam Tokvila padarė viską, ką aš pirštų subaksnuoju pačią pirmą savaitę tik atėjęs dirbti, dėl ko aš susiginčiau ir dėl ko aš išlėkiau iš darbo. Bet kadangi tuo metu generalinis direktorius buvo tik perėmęs verslą ir jam reikėjo rinktis tarp 15-16 metų įmonės darbuotojo ir visiškai naujo škaco 3 savaičių, kuris pakankamai žūliai elgėsi, tai jie pasirinko kaip pasirinko po mėnesio, po metų atleido ir tą vadovę, o po 3 metų padarė viską, ką aš pasakiau, reikia padaryti per 1 savaitę. Tai, kažkiek ego paglostė dabar, o tuo metu tai buvo toks, grįžai visas toks, kaip tu čia viską supranti ir po 3 savaičių lieki iš darbo. Tai iš pradžių buvo toks labai nefainas jausmas porą dienų. Tada pažiūrėjau banko sąskaitą, pagalvojau, kad badu nemirsiu. Ir pagalvojau, tai gerai, tai dabar galėsiu skirti laiko draugams. Aš realiai nusileidau į uostą ir po 3 dienų jau darbą.
aš visiškai nepasilikau jokio laiko ten pabūti su žmonėm. Tai va taip, besisutikinėjant su draugais, vienas sako, žiūrėk, čia yra nauja televizija, gal nori ten varyti, tai aš ir nuėjau tą naują televiziją padėti. Laisvės televizija. Laisvės televizija? Pastatėme. Jo, ir ką tu tam darai, pastatėme? Nu tai kadangi vienintelis dalykas, ką aš visada mokėjau, buvo parduoti, tai mes sutarėm, kad aš einu dirbti pardavimų vadovu Laisvės televizijai. Nu ir mes ten sukalėm vieną kitą rekordą per pusę metų. Parodėm labai gerus rezultatus, tapau brangiausių tuo metu Laisvės televizijos darbuotojų. Ir tada mane nuhantino Krastą. Ir nuėjau dirbti Krastą. Krastui per pusę metų išsiaiškinau, kad man nepatinka darbas, kurį dirbu ir išėjau. Nors man atrodė, kad tuo metu... Aš vis laukiu, kada mes pereisim prie to Deals on Wheels. Tai lipom laiptukais ir galvoju, kiek dar tų laiptukų bus neaiškių. Po Krastas šitas buvo, nes Krastai... Nes kaip ir žiūrėk, to Wheelo viskas jau artėjau, o to bam Laisvės televizija. Jo, bet čia man reikėjo savo įrodyti, kad aš galiu Lietuvoje dirbti. Taip. Nes man atrodė, blema, po 3 savaičių išlėkė iš darbo, tai gal čia netoks tikėtas, žinai, arba gal tas mentalas ir jau susiformavę darbo įpročiai yra tinkami UK, bet netinkami Lietuvoje. Tai man buvo čia toks biški mindfuckas ir man reikėjo savo įrodyti, kad aš galiu Lietuvoje dirbti. Tai Laisvės televizija man suteikė tą platformą, kur aš pats savo įrodžiau, kad viskas su manimi yra gerai. Padėkokime Andriui Tapinui. Jo, tai Andrius man davė visišką laisvę, aš ten tikrai galėjau daryti daugiau, mažiau, ką noriu proto ribose. Ir man gavosi tas rezultatas ir aš labai džiaugiausi. Tada mane nuhantino Krastą, pusė yra mano svajonių darbo. Nu, aš įsivaizdavau, kad yra mano svajonių darbas. Po pusės metų įsivaizdavau, kad nei svajonių, nei ką. Nes mano stiprioji pusė yra bendravimas su žmonėm, komunikacija panašiai, o aš galvojau daug PowerPoint ir daug Excelio. Aš net nemoku daryti PowerPoint ir Excel. Ačiū Dievui, Krastui buvo žiauriai faini kolegos, kurie už mane padarydavo. Nes aš tikrai nemokėjau. Bet po pusės metų supratau, man žiauriai nevažiuoja man to darbo. Jau pas savo vadovą sakau, žiūrėk, nei man čia gerai, nei aš jums čia reikalinga, davai, žinai, skirstamas. Davai. Ir tada aš išvariau į Italiją porą mėnesių, patrypim po kalnus. Nes nelabai žinau, ką toliau veikti. Nebuvau įsitikinęs, ką toliau veikti. Ir Italijoje gimė ta mintis, kad gal aš galiu žmonės konsultuoti, kaip pirkti mašiną, nes, aš mačiau, kaip užsienį perka mašiną žmonės, mačiau, kaip lietuviai perka mašinas. Matėjau vis tiek, žiūrėjai jau į elektromobilį. Elektromobilį, bet čia toli. Aš tiesiog pamačiau, kaip užsienį žmonės moka pirkti mašinas ir kaip lietuviai nemoka pirkti mašiną. Nemoka ne dėl to, kad jie kažkokie ar ten kvailėdami supranta, tiesiog nėra dar to susiformavusio proceso, kaip tai atrodo automobilio pirkimas. Ir pakankamai daugeliu Lietuvos gyventojų yra pakankamai naujas dalykas. Naujo automobilio pirkimas čia prieš 5-6 metus. Tai dar buvo tikrai daug mažiau parduodama negu dabar. Ir turiu tokį gerą bičiulį, Donatą Voverį, kuris amžinai kilindavo visas mano idėjas. Sakau, žiūrėk, čia man tokia mintis, man galiu daryti taip ir taip. Sėdėm gurkštojamės ten pasivynuką. Sakau, man gera mintis, žinai. Sakau, eik daryk, tai žmogus pirma. Mane pažinodamas jau kiek tuo metu buvo, 15 metų man pirmą, kad gyvenam pasakė, čia gera idėja. Prieš tai visus 15 metus tiesiog ištyčiodavo iš mano idėjų. Bet pats padarydavo, ne? Jo, ne. Jis tiesiog ištyčiodavo, jos iš tikrųjų... Nes galvoju, žinai, čia prasta idėja, tai eik daryk. Jos sąžininkai buvo visas išmetimas. O šitava buvo nebloga ir, pradėjau daryti tą DOV kaip konsultavimo įmonę, kurie konsultuoja žmonės, kaip nusipirkti automobilį. Tada pamačiau, kad savo žinių dėka galiu staupyti jiem pinigų, tai pradėjom daryti ir tą. Iš to irgi gaudavom pinigų, tada kažkur tai atsirado problema, kad jiem reikia kažkur padėti savo senas mašinas. Tai gerai, mes sugalvojom, kad čia, taip pat natūraliai augam ir užaugam. Pavadinimas kaip kilo? Šitas pavadinimas buvo pats pirmas, bet tuo metu Lietuvoje kažkodėl nebuvo galima registruoti angliškų pavadinimų. Buvo toks laikas. Ir man reikėjo sugalvoti kažką tai kind of lietuviško, bet kind of, kad jeigu netyčia reikėtų bendrauti su užsieniečiais, o mintis buvo, kad vis tiek reikės, tai kad jiem kažkaip tai galėtum paaiškinti, tai mes pasirašėm autodealas su mintim, kad jeigu skaitys užsienietis, tai mes galėsim sakyti, čia yra autodeal, kad jiem bus pakankamai aišku. Ir su to šūdinu pavadinimu man reikėjo gyventi gal gerą pusę metų. Dar paskui mano buhalteris sako, pasikeitė, galėjo daryti pavadinimą. Lemba, kai mažas vaikas saldainių parduotuvėje, tai jau nusipirka B-Deals on Wheels ir ta prasme, jo, mes viską, ką galėjom, kas su DOV siejasi, DOV, ta prasme, ką galėjau tau užreginau tada.
kad nes kai jau leidžia, jeigu paskui apsigalvos, tai negalės liepti atsukti. Tai jau mes ten priregiamam, kiek galėjom, prekės ženklų tuo metu. Ir va, tada jau grįžom prie originalaus pavadinimo. Kokių investicijų reikėjo pradžiai? Nieko. Telefonas. Facebook'e susikūriau page'ą, pasakiau, ką darau, pradėjau aprašinėti mašiną. Pats Facebook'o page'ą darai? Ir dabar, žinai, nuo pradžios iki dabar pradėjai vienas, dabar koks vienas dirbau metus gal. Tada jau pamačiau, kad jau vienas nebeapriepiau, pasiėmiau asistentą, asistentas tapo pardavėju, tada pamačiau, kad reikia dar vieną pardavėją, dar vieną. Ir visiškai natūraliai per 5 metus, ką mes čia turim, dabar 15 žmonių Lietuvoje, 2 Latvijoje, 2 Estijoje, apyvarta kartu apie 38 milijonai. Kažkas gavosi. Norėtumėt? Apyvarta nebūtinai reiškia pelną. Aš apie dydį, net ne apie pinigus, apie tai, kad tu esi Baltijos šalyse. Mes esam, kas tikrai faina, tai mes esam didžiausias elektromobilių pardavėjas Baltijos šalyse pernai metais. Panašu pagal procentus, kad ir šiandien. Perspaudžiau truputėlį. Žemyninė Europa. Jo, biškai, nes man atrodo jau 22 metais mes jau matėm vieną Lenkiją, vieną Vokietiją, tokius independent formato pardavėjus. Tai nebegaliu sakyti. Žinau, kad man 20-ais buvom pirmieji, o jau po to... Gerai, žodį vieninteliam, tai geriausiam. 20-ais geriausiam, ne? Irgi nelabai sąžininga, nes negaliu lyginti, žinai, su kokia Vokietija. Vienas geriausias. Baltijos šalyse mes dabar didžiausi, tai aš galiu sakyti drąsiai, nes tą skaičiai rodo. Tai... O tai šiaip Baltijos šalyse kiek yra atvejų, jūs nevieniai? Tokie kind of independent dealeriai, tai mes kaip ir vieninteliai tokie, kur higher class cars pardavinėjom. Aš nelabai, mes save lyginam ten su Longo arba ten po lizinginiais automobiliais, nes jų formatas truputėlį kitoks. Jie seneliuoja labai daug ir labai orientuoti į didžiulę pasiūlą. Dabar žiūrėk, pavyzdžiui, matau tiek nuotraukai, matosi tiek šiaip, kad labai mėgsti tatuiruotis, ne? Ar turi kažkokią tatuiruotę pasidaręs grinais, kuri susijusi su tavo bizniu? Grinai verslui nėra. Ne? Ne. Labiau čia visos tatuiruotės iš asmeninio gyvenimo sudėtos jau. Mes, aišku, nematom, kas žemiau. Nelabai čia kas yra, o čia dar biški yra viskas. Ir tas to baigėsi, ne? Viskas, jau. Dar ant nugaros yra 2 rankos. Vat aš turiu visą laiką klausimą, kodėl žmonės daro tatuiruotės ant nugaros? Nes nebėra vietos ant priekio. Bet kam daryti? Dabar žmona nori pasidaryti tatuiruotę ir sako, nori ant nugaros, kam to reikia? Tai gaudu. Čia rankos tai matai, veidrodį matai. Kaip ant nugaros pasidaryti? Veidrodį irgi matai šiaip, bet tiesiog vietos nebėra. Mano atveju nebėra vietos. Veidas tuščias. Jo, aš veidą paliksiu. Veidą aš paliksiu, nes maža ką, žinai, niekada nesikėliau atsaugotas nuo kalinio kažko ir ubago lazdos ar kažkaip. Yra tokia patarlė. Žinai, šiandien verslininkas ir to gali būti ubagas, tai aš, tu prasme, veidą paliksiu, maža kažkada reikės įsivysius darbą. Kaip atrodo tavo dienotvarkė? Mes neseniai perspėlėm su akcininkais, kas ką veikia. Tai aš dabar esu labai smarkiai atsitraukęs nuo kasdienių procesų, kaip atrodo. Tai mano dienotvarkė atsikeli ryte, 7:30, tai pusryčiai, kava, tada paskaitai knygą, nemažiau 20 puslapių, tada važiuoju į sporto klubą, tada susitikimai, tai pakalbėti su studentus, dar kažką, tai konferencijos, dar kažką, tai video meetai su partneriais. Ir vakaras stengiuosi daugiau laiko šeimai, nes to laiko šeimai atsirado taip realiai tik prieš tos kelis mėnesius, kai mes persidėliojom atsakomybę. Iki tol atrodė daug žiauriau. Dabar turiu biškį daugiau laisvo laiko skirto pagalvojimų, pamastymų, strategavimų, dar kažką. Minėjai akcininkai, kiek jūsų yra? 4. Mūsų 4. Dabar yra 4. Tai yra Andrius Baranauskas, mūsų CEO Rokas Saboževičius ir mano partneris nuo vienas pirmoji, Pijus Mukrevičius, Bogdanienas. Mes 4. Šiaip smagiai skambam, atrodo, mes taip viens kitam čia kalbamės, bet gal kažkas tai iš mūsų gausios auditorijos kokį klausimą išdrįstų paklausti. Šiaip mes po viso šito laidos įrašo tikrai padovanosim vieną tokį gražų TDK džemperį, tai būkit drąsūs, pirma ranka labai patinka drąsūs žmonės, gali atsistoti. Nesistok. Jo, geriau garsas eis. Geriau garsas eis. Garsiai sakyk tą. Tai žodžiu, gal tokius pagrindinis klausimas būtų,
nekalbant apie automobilių užsakymus pagal klientų poreikius, bet prekiaujant tais naudotais automobiliais, kaip sakot, kur perkate iš klientų, kai įsigyja kitą, su kokiais tais kasdieniais sunkumais susidurėte? Kai atvažiuoja pas jūs pirkti naudotą automobilio, o ne užsako iš jūsų pirkti kažkokį automobilį. Mes pirmas dalykas, tai praktiškai niekada jų neperperkam. Jie lieka kaboti seno savininko vardu. Mes jūs pardavinėjom komiso pagrindais. Sunkumų nėra labai daug, nes mes juos tikrinam ir pertikrinam 4 kartus iki atiduodant naujam pirkėjui. Tai pakankamai ramia sąžinė atiduodam, kad atiduodam gerą daiktą. Nes būtent ir kasdienybėje, kai prekiauja automobiliais, tai, sakykime, net nereikia prekiauti automobiliais, parduoti vieną asmeninį automobilį ir pasitaiko tų žmonių, kurie atvažiuoja, atrodo nusiteikę nepirkti automobilio. Tiesiog kažkaip išanalizuoti tą tavo parduodamą automobilį, kai kažką prisikabinti, kažką pasakyti. Dažnu atveju tai nėra piktybinis žmogaus elgesys. Nepamirškit, kad šita rinka, tokia automobilių rinka Lietuvoje, tik 30 metų. Pirmus 20 metų visus tengiasi kaip nors apipyp ar dar kažką, tai natūralu, kad šita rinka turi tokios neskaidrios purvinos rinkos šešėlį. Ir jeigu tai yra fizinis asmuo, kuris perka savo daiktą, natūralu, kad jis yra kupinas labai daug baimių. Kad jie apgaus, kad jis kažko nužės, dėl to jie prisamdo visokių tam pseudo ekspertų, kurie iš tikrųjų yra normalūs, kurie yra visiški klaunai. Bet normalu, tai yra iš vartotojo baimės, o ne iš noro, kaip tu sakai, piktybiškai prie kažko prisikabinti. Tai čia labai svarbu suprasti, kad vartotojas šitoje vietoje yra labiau silpnesnė pusė, kuri tiesiog turi labai daug baimių. O jeigu tu sąžininkas, tai dieve, tai klausinėja, tų klausimų tikrina, pertikrina, jeigu tu neturi kas slėpti, tai galų gale ir vartotojai bus pakankamai aišku ir tau tai neturėtų kelti stresą. Geras klausimas. Jo, dažnai išgirsti tokį. Visi klausimai yra gerai, nėra klausimų. Užduosiu dabar tokį klausimą. Vienas studentas, kol kiti galvoja, galbūt yra dar kažkas iškart? O, dar iškart, nereikės, po to turim rezervą, taupyklę. Ši įmonė veikla, gaunat pelną iš šios, bet dar kažkokių veiklų vykdat, kurios teikia pelną, būtent tik šitas vienas dalykas. Neseniai su draugu atidarėm PR agentūrą, bet nelabai sąžininkai būtų sakyti teikia pelną, nes nesu nei cento gavęs. Gal kažką ir uždirba, šiaip netikrinau, bet turim PR agentūrą. Ir viskas, daugiau kaip ir. Jo, bet tu visą laiką žiūri, kur tu dar čia gali kažką paveikti, jeigu turi kelias visas valandas, tu galvoji, ką su jam gali paveikti. Svarbiausia, kad įdomu būtų. Šiaip kiekvienas turėtų gyvenimą. Kaip? Investicijom užsiemate? Ne, investicijom neužsiemu, nes nesu A, tiek antrus, B, taip gerai nekertu akcijų biržos ir C, turbūt neturiu didelio labai noro jos mokytis. Tai ne. Bet man visai patiko klausimas, tiksliau patiko atsakymas apie tą PR agentūrą. Vis tiek kažkokie motyvai turėjo būti, kaip gimė ta idėja, dėl ko ją reikia steigti. Tai mano partneris išėjo iš darbo ir PR-as yra tai, ką jis labai gerai moka. Tai visiškai natūraliai. Jo, jis norėjo dirbti, aš tenai dirbu labai mažai, tik tada, kada labai reikia. Jo, dėl to aš turiu labai mažą dalį, bet pakankamai smagus darbas kartais tikrai labai įdomu. Labai gerai kartais tai visai kitokią veiklą, tiesiog kad smegenis biški visai kitokį pratimą padirbtų. Taip, sutinku. Dar turim klausimų, studentai čia paskaitų metu rašė, tai gal kažkol kiti galvoja, tai vieno iš studento klausimas, nežinau, nepasirašo, bet kaip manai, ar aukštasis išsilavinimas yra svarbus? Jeigu svarbus, ir kodėl, jeigu nesvarbus, kodėl nesvarbus? Nesu didelis tikėtojas išsilavinimu. Mano galva, bet kuris žmogus visas savo būtinas žinias gauna iki 8 klasės. Šiaip. Visa kita yra kiekvienas žmogaus individualus noras. Tarkim, aš esu įstojęs į magistratūrą. Lemba, jau 10 metų esu įstojęs. Kaip stovisi? Tai gerai, man ten paskambina, paklausė, ar šiemet pradėsiu, sakau, kad ne, ačiū. Savo diplomą aš gavau tam, kad mano tėvai būtų ramus. Aš jo negavau dėl to, kad man jį reikia. Aš manau, kad reikėtų atskirti labai žodį išsilavinimas nuo išprusimas. Tai aš galbūt nesu didelis tokios švietimo sistemos, kokia jinai yra, fanas, bet aš labai didelis knygų mylėtojas. Ir aš manau, kad man knygos duoda labai daug. Tai sakyčiau taip, aukštas išsilavinimas tikrai nėra šventas gralis.
kuris tau garantuoja kažką tai, nes dažnai atveju gyvenime tau garantuoja vienintelis dalykas - juodas darbas. O išsilavinimas, tai manau, kad čia yra kiekvieno žmogaus reikalas. Aš tikrai nesu iš tų, kur savo vaikui sakys, kad tu privalai turėti išsilavinimą, nes tu privalai turėti išsilavinimą. Ne, tu turi turėti išsilavinimą, jeigu tu nori jį turėti. Jeigu tu nusprendi, kad, nežinau, tau pats geriausias sėmimas pasaulyje piešti, tai tu piešk. Jeigu tu nori groti gitarą, tu groti. Nesvarbu, ką tu darai, tiesiog daryk gerai savo darbą. Jeigu tavo darbas natūraliai siejamas yra su kažkokia specifika, kuri reikalauja labai specifinių žinių, tai tu atsigręži į išsilavinimą ir eini tobulinti savo žinias. Bet tas formatas Lietuvoje, kuris yra įprastas, kad 18 baigiai mokyklą privalai kažkur stoti, man jis toks truputį idiotiškas, nes nei tas 18 metų jaunas žmogus žino, ką jis nori veikti. Jisai tiesiog prispaustas prie sienos. Taip, nes labai mažas procentas žmonių yra iš pašaukimo, žinai, yra žmonės, kurie tikrai bus mokytojai, nes jie bus mokytojai, yra žmonės, kurie bus medikai, nes jie bus medikai. Ir ten yra kažkoks procentas tų teisininkų, bet turbūt, kad 90% žmonių stojo, nes visi stoja. Man, pavyzdžiui, labai patinka Izraelio jaunimo filosofija, baigia mokyklas, jie metus laiko tiesiog keliauja. Dažnai tai yra valstybės subsidijuojamas dalykas, jie keliauja tam, kad jie suprastų, ką jie nori daryti. Nes išsilavinimas vardan išsilavinimo yra išmetimai. Bet išsilavinimas su mintim, ką tu su tavo išsilavinimu veiksi, yra visai kitas. Ir jeigu tu labai aiškiai supranti, kad tu ten nori būti inžinierius, nežinau, tebūnie ar ne, tai tada tu į tą išsilavinimą visai kitaip žiūri. Kai tu eini dėl to, kad visi eina, tai tavo ir požiūris į tą žinias ir tą dalyką, kurį tau dėstytojai siūlo, yra toks, bilė 5 gauti ir kiek ten užtenka, kad praleistum. Užtenka. Užtenka? Tai man. 5, ne? Ir 4 užtenka, aš nežinau. Mokyklų 4 atsimenu, kad užtenka. 5. Žiūrėk, pakalbėkim dabar irgi, čia studentų klausimus, pamačiau dabar tokie skaičiai, raidės, man tai jos nieko nesako, bet tau gal sakys. Nuomonė apie E39, nuomonė apie N54 variklį ir B58. Jos man nesako absoliučiai nieko. Ar yra klausimų autorių? Jeigu kažkas įduoda, kad aš žiauriai gerai suprantu mašinas, tai jūs žiauriai klystat. Žiauriai gerai suprantu. Kaip tik apie tai norėjau paklausti, šeimos automobilių verslas sako, kad gebot parduoti, mokat parduoti, pardavinėti. O ar jūsų versle, jums asmeniškai reikalingos techninės žinios, jeigu... Techninės ne. Techninės labai... Išves man lietuvių kalbą briefly žodį. Briefly? Jo, toks... Briefas? Truputį. Labai nedaug. Nes mūsų klientai yra fiziniai asmenys paprastai. Tai yra vartotojai, useriai, labai paprastai kalbant. Tai jokiam useriai iš esmės nelabai yra įdomu, iš kokio metalo pagamintas varžtas. Jam yra įdomus labai specifiški žemiški dalykai. Ar yra kamera ir jos raiška gera. Tam nereikia techninių žinių. Matai kamerą, žinai, ar jos raiška gera ar ne. Ar ten yra parktronikai, kas yra, aplamai komplektacijos dalykas. Arba kas yra distronikas, tai čia toks. Bet paprastai labai gilių techninių žinių tai ne. Labai gilios techninės žinios yra reikalingos autoservise. Pardavėjai labiau reikia suprasti žmogų, su kuriuo jis bendrauja ir surasti daiktą, kuris atitiktų to žmogaus poreikius. Tai reiškia, mokėti girdėti tą žmogų yra daug svarbiau, negu žinoti, iš kokio metalo pagamintas varžtas. Ar atsakymų? Dar vienas klausimas tas pats. Jeigu klientas jūs kreiptųsi prašantis patarimo, tarkim, galbūt patarykite, kuris automobilis ilgamžiškesnis, kuris automobilio variklis ilgamžiškesnis, kuris, tarkim, labiau dinamiškesnis ir tarkim... Aš sąžininkai pasakysiu, kad nežinau, bet aš žinosiu, bet sakysiu, kad aš tau paskambinsiu iš pusantžio ir atsakysiu. Nes aš žinosiu, kam paskambinti, kad man pasakytų. Dar turime gal kokių klausimų? Prašau, drąsiai. Gerai. Tarkim, ar vis dar galioja ta aukštos vidaus baimė perkant elektromobilius? Tarkim, žmogus pamato kokią Teslą ir ten pasukrus 300 000 ir sako, oi ne. Taip, nes tai yra elementari logika, kad nuvažiuotas kilometrų skaičius indikuoja paprastą metalo nusidėvėjimą. Natūralu, kad kuo daugiau kilometrų nuvažiavęs daiktas, tuo daugiau kilometrų atskiros jo dalis bus nusidėvėjusios. Tai čia tik dėl to, dėl elementarios logikos, negu kad tai iš savęs tas skaičius kažko gazdina. Atsukti neina? Eina, bet kam? Nėra prasmės. Neužsiema to. Ne. Teisingai daro. Dar vienas klausimas. Atsimenu Latvijai, buvo įdomi istorija, kai pradėjome dirbti su Latviais, atvarė Latvis, pradėjo mokytis pas mus. Sako, gerai, tikėk, tai das atsukot, mes nesukam.
O tai kaip jūs mašinas paduoda? Kaip jūs Nes išgyvenate? Latvijoje tai yra vis dar visiškai, bet ten ir pati visuomenė puikiai supranta, kad jie durina, bet jiem tinka tai ir jiem ok. Žodžiu, pardavėjas sąmoningai apsimeta, kad nesuko, pirkėjas apsimeta, kad nežino, kad tai atsukta ir visi laimingi. Tiesiog ten taip yra kokas. Pamačiau vieną dar klausimą irgi, užsiminėte Latviją, čia gal ar planuoji savo verslą dar į kitas šalis, ar Latvijos plėsti? Turbūt, kad taip, o Latvija yra labai geras bandymų poligonas, nes yra arti, gali įsižiūrėti, kas veikia, kas neveikia, kurie dalykai tinka, netinka, ką gerai darai, ką blogai darai. Labai gerai, o mintis visada yra, nes tos didelės rinkos savotiškai yra įdomios. O pats kiek automobilių turi? Asmeniškai? Tik 2. Mano ir žmonos viskas. Nors vienas iš jų yra elektrinis? Taip. Vienas? Žmonos. 2? Vienas? Žmonos. Mano plaginas, žmonos elektrinis. Okay. Ar turime dar klausimėlį? O koks aktyvus žmogus, jis džemperio tikrai nori, ne? Gal ne džemperio atsakymą. O. Būtų klausimas, ar Lietuvos rinka labai skiriasi nuo Latvijos. Ar ten rinkos poreikis toks pat kaip ir Lietuvoje? Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkos yra absoliučiai skirtingos, nieko bendro tarpusavio neturi. Kokie būtų galbūt pagrindiniai skirtumai? Nėra galbūt būdo, yra galbūt žmonės, kas diktuoja rinką. Tai kadangi mentalitetas yra skirtingas, nes skirtingos tautos, skirtingos kalbos, skirtingos tradicijos, tai nuo mentaliteto pasikeičia ir pačių vartotojų požiūris ir elgesys. Nuo vartotojų elgesio ir požiūrio priklauso ir verslo dinamika. Tai Lietuva, Latvija ir Estija, jos kaip ir oficialiai yra giminingos, bet jeigu žiūrėti iš verslo perspektyvos, tai absoliučiai neturi nieko bendro, išskyrus tai, kad jis yra mažas. Kokia tavo nuomonė apie taršos mokestį? Klausė vienas studentas. Mes neturim taršos mokesčių, mes turim registracijos mokestį. Bet mes turėtume turėti taršos mokestį. Jo, tai čia aš nepabaigiau, nes kam jis reikalingas, ar tavo manymu tie pinigai būtų panaudojami tikslingai, jeigu jis būtų. Komentuoti politikų pinigų skirstimų yra sudėtinga, nes jie nemoka net kuro čekį normaliai susirinkti. Tai ką tu tokiam žmogui gali pasakyti, kuris nesupranta, kad kuro čekius atsiekt galima. Bet taršos mokestis yra reikalingas, nes toks mokestis, kokį mes dabar turim, jis absoliučiai nedaro funkcijos, kurią turėtų atlikti. Antras dalykas, mano galva, tas dabar vadinamas registracijos mokestis turėtų tekti regitrai tiesiog, nes mūsų regitra yra vis dar 1995 metų sistema, jinai yra lėta, jinai yra nepatogi, o pinigų jie, kas kainuoja labai brangiai, neturi. Dėl to, kad regitros paslaugos šiai dienai kainuoja tokius centus, tarkim pavyzdys, absoliučiai visas regitros paslaugų paketas, kurį perka įmonė, kai jai reikia registruoti mašiną, pravaryti vartus, technikinę tenai, numeriai, Lietuvoje kainuoja tiek, už kiek aš Vokietijai techpasą negaliu nusipirkti. Dublikato. Dabartinė Lietuvos valdoma įstaiga regitra dirba sąlyginai už dyką, ar jų įkainiai yra tikrai juokingi. Tai mano galva dabartinis registracijos tas mokestis, kuris irgi skaičiuojamas pagal taršą, turėtų tiesiog likti regitrai, kad jis reinvestuotųsi į paslaugų kokybę, vairavimo mokyklos, vairavimo egzaminus, galų gale eismo kontrolės priežiūros, saugumo etc., nes regitrai irgi tam turi dalyvauti. O taršos mokestis turėtų būti naudojamas, mano galva, infrastruktūrai. Infrastruktūrai gerinti, pavyzdžiui, skatinti elektromobilius. Aš žiūriu ne labiau iš savo verslo, o globaliai, kad tai turėtų būti panaudojama. Pavyzdžiui, taršos mokestis galėtų būti panaudojamas pagelbėti labai sunkiai gyvenančiam šeimom įsigyti mažiau taršų automobilį. Galėtų būti naudojamas statelėm pastatyti, galėtų būti naudojamas parkam įrengti, kas iš esmės sėtųsi su ta mintim. Tai manau, tiesiog pinigų panaudojimas yra paskaičiavimo reikalas, kas tau duoda kažkokį tai atsiperkamumą. Bendraujant su žmonėmis būna, kai artimoje aplinkoje dar yra tas toksai nusistovėjęs kažkoks tai mąstymas, ar čia tas bandos jausmas, kad sako, elektromobiliams dar šiek tiek per anksti, dar kokie reikia kelių metų. Ja, bet jis jau miršta, tai atsai. Dabar prieš 5 metus tikrai buvo blogai. Aš taip pagalvoju, kad jie taip sako, tiesiog jie negali įpirkti. Ne, elektromobiliai nebėra tokie brangus, kaip buvo tada. Prieš 5 metus už kiek tu galėjai nupirkti elektromobilį, kuris nuvažiuoja 200 km. Ir dabar, kainų skirtumas turbūt yra 3 kartų mažiau dabar. Anksčiau buvo 30 tūkstančių tas. Kem 5, dabar jau už 20 gali nupirkti. Ir už 15 gali nupirkti, kuris jau nuvažiuos 200 km. Tai dabar jau pakankamai didelė masė žmonių gali savo leisti. O šiaip lietuvių pinigų turi?
Iš kažkur tai. Bet jeigu taip žiūrėt sąžininkai, tai infrastruktūra buvo labai didelis burbulas, kurį išpūtė Latvių be reikalo, nes aš sutinku, kad problemą turės visi miegamųjų rajonų gyventojai, nes tiesiog tu negali fiziškai sutalpinti į miegamųjų rajonų vietas tiek stotelių, kiek ten jau bus automobilių. Čia problema egzistuoja, jinai egzistuoja dabar, egzistuos vėliau, aš neįsivaizduoju normalus kompleksiško problemos sprendimo būdo, išskyrus kaip kartu kažkaip šėrintis, kas jau iš karto skamba komplikuotai. Tie, kas gyvena ten kotedže, nusavam name, arba bute, kur turi evakuotą pažeminę parkingo vietą, jeigu tu turi stotelę, tu elektromobilį krauni vieną kartą per 4-5 dienas, važinėdamas savo kasdieninius maršrutus, tai kaip ir nėra tos infrastruktūros problemos. Dabartinis elektromobilis, bet kuris praktiškai nuvažiuoja tos švedus 300 km iš Vilniaus į Palangą, tai kaip ir irgi nebėra problemos. Mūsų šalis aplamai yra maža ir nuvažiavimas atstumas neturėtų būti kažkoks labai didelis trukdis, nes kažkada sužiūrės, kad įstrižai tolimiausias taškas yra jau 400 km, pusė elektromobilį jau dabar gali nuvažiuoti. Tai kad niekas nevažiuoja, ten ta nauja akmenė ar koks ten pavirštas Dievo kampelis yra. Tai... Kiek iš akmenės čia? There's always one. Užbombinai. Bet ten tikrai labai toli. Nuo čia. Tai dar imsim nuo Vilniaus žemyn, tai ir gausim. Net 308 ar something nuo šiauriausio taško. Žiūrėjau sliniuoti, kaip tolimiausiai, tada jau Google Maps žiūrėjau, kiek čia kilometrų. Ar dar turėsim kokį klausimą pabaigai? Va, dar vienas aktyvus. Jūs automobilius iš užsienio veža, teisingai? Nemažą jų dalį. Pagal ką užsako? Ne tik pagal užsakymą užsakot iš žmonių, ar kai rand kažkai gerą variantą? Neperkam mašinas į sandėlį, perkam tik tai tas mašinas, kurios jau turi klientą. Tai, ta prasme, atsakant, tai gal iš esmės tik tai pagal užsakymą. Nes labai brangiai kainuoja sandėlio vaikymas kieme. Super, aš taip džiaugiuosi, kad šiandien mes turėjom tokius aktyvius, visų pirma, studentus, matyt tavo toksai nusiteikimas, atstumo, nebuvimas, žinai, kaip būna pasikvieti svečią ir nedrąsiai klausia. Kaip pingvinas atėjęs svečias, visas toks. Taip, jau iškimo įsteigti. Tai žiauriai smagu, šiandien Wilson Wheels įmonės savininkas Laurynas Boguševičius, ačiū jam labai, kad jis pasidalino savo sėkmingą istoriją, savo patirtimi ir galbūt jūs įkvės. Nėra sėkmės, nebūna sėkmės, yra tik tai labai labai daug darbo. Neegzistuoja sėkmė gyvenime. Tu niekada neklausi, bet aš pirmus 2 metus dirbau po maždaug 19-20 valandų per parą. Tai čia nebuvo sėkmė. Tu sėkmingas žmogus, kad tu nebijai darbo. Nebijoti darbo gali kiekvienas čia sėdintis. Tai... Aš žiūriu, tu labai mėgsti vandenį, mes tau turim vanduo yra... dovanėlę. Vanduo yra geras. Čia yra geras dalykas. Labai gerai. O iš to, čia tau dovanėlė, sveikinam. Ačiū, labai. Iš savo rankų kažkam atitėks kiek kariukas kolegijos. Tai aš tai sakyčiau, kad turėtų tie 2 jaunuoliai sąžininkai. Tai antrą tada mes dar, aš nusirengsiu, duosiu energiją. Mes padarėm sąžininkai, tu skolingas 2 džemperius. Taip, viskas. Taigi, Laurynas Boguševičius.